Iš Evangelijos pagal Morkų. Pirmąją neraugintos duonos dieną, kada aukojamas Velykų avinėlis, mokiniai sako Jėzui, kur paruošti tau Velykų vakarienę. Jis išsiunčia 2 mokinius tardamas, eikite į miestą, ten jūs sutiks žmogus vandens ąsočių nešinas. Sekite iš paskos ir kur jis nuves, sakykite namų šeimininkui. Mokytojas liepė paklausti, kur man skirtoji menė, kurioje galėčiau su mokiniais valgyti Velykų vakarienę. Jis parodys jums didelį aukštutinį kambarį su baldais. Ten ir paruoškite mums. Mokiniai išėjo ir nuvyko į miestą. Jie rado visą, kaip buvo sakęs Jėzus, ir paruošė Velykų stalą. Bevakarieniaujant, Jėzus paėmęs duoną, sukalbėjo palaiminimą, ją laužė ir davė mokiniams tardamas, imkite, tai mano kūnas. Paėmęs taurę, sukalbėjo padėkos maldą, davė jiems ir visi gėrė iš jos. O jis jiems tarė, tai mano kraujas, sandoros kraujas, kuris išliejamas už daugelį. Iš tiesų sakau jums, aš jau nebegersiu vynmedžio vaisiaus iki tos dienos, kada gersiu jį naują Dievo karalystėje. Pagiedoję himną, jie išėjo į Alyvų kalną. Šiandienos Evangelijoje ypatingą reikšmę Viešpats teikia, kad štai atėjo tas laikas, kada ateina kančia, ateina pasiaukojimas ir Jėzus įsteigia švenčiausią vakarienę, šventasis mišias, kur iš tiesų save atiduoda mums. Ir tai yra didelė dovana. Jėzus ne tik kokį tai mokslą ypatingą perduoda, ne tik kažkokias tik įžvalgas, kurios galbūt panašios į Budos išmintį, ar į Konfucijaus Lauci, ar kitų išminčių pastebėjimus, bet Jėzus duoda ne tik mokymą, bet ir atiduoda save. Jis pamaitina save amžinajam gyvenimui ir ne tik amžinajam, bet ir šiam gyvenimui save pilnai atiduoda, ne tik kažkokių gražių minčių. Mat yra tam tikrų mokymų, kad Jėzus štai, kad ir pagal šitą Evangeliją sako, sekite vyru, kuris neša vandens ąsočių, o pagal visokių zodiakų, horoskopų išmintį, tai tarsi yra vandens nešėjas. Tai sako, štai baigėsi tarsi Jėzaus laikai, o Jėzų simbolizuoja žuvys, žuvų era, kuri trunka apie 2000 su viršum metų, 2600 metų. Ir štai dabar įžengiam į naują erą, į to vandens nešėjo, vandenio erą, kur jau Jėzaus mokslas nebegalios, bet ateis naujas mokslas, kuris visus suvienys, tarsi visiems duos taiką, sutarimą ir panašiai. Šitas mokymas vadinasi New Age'as arba naujo amžiaus mokymas, ezoterinis mokymas, kur kalba neina apie tikrąjį tikėjimą Dievu, eina kalba tik tai apie išminties gavimą, tam tikrų žinių gavimą, o realiai gyvenk kaip tu nori, kaip tau patogu, kas tau padeda, tą ir naudokis. Realiai Jėzus visai kitą mokymą duoda. Jisai yra vienintelis viešpats ir vienintelis mokytojas, kurio pasikliaujant mes turime amžinai gyvenimą, kurio pasikliaujant mes turime jėgą iš tikrųjų gyventi. Nėra daugybės gyvenimų, nėra daugybės kažkokių tai ciklų, reinkarnacijų ar dar ko nors. Yra vienas gyvenimas ir vienas viešpats. Ir viešpats nori būti būtent šito gyvenimo, kurį mes gyvename viešpats. Dievas taip pamilo pasaulį, būtent mūsų pasaulį, juk atidavė savo vienatinį sūnų. Ir ne tik, kad pamokytų ar gražiai paskatintų kažką daryti, bet kad mes juo persimtume, kad mes juo gyventume, kad mes ant jo savo gyvenimą pastatytume.
Ir daugelis šventųjų gali paliūdyti. Bažnyčia tebe gyvuoja ir paliūdė, kad tikrai jinai nepranyks su kokiu tai vandenio amžiumi ar dar su kažkuo tai, bet tikrai Jėzus atėjo visiems laikams. Jėzus yra pagrindas visų laikų, taip pat ir mano ir tavo pagrindas, todėl tikėkime Jėzumi ir jam atsiduokime visiškai.